įtikinti ten kažkokios žiniais, be ginklų kovojo, išėjo į žygį be ginklų su Lenkija, su Lenkais ir buvo išnaikinti, o paskui Grastą užėmė Sūduviai. Tai gali tikėti netikėta legenda, kad kiekvienos legendos pagrindinis uždavinys yra paaiškinti kažką, kas yra dabartyje. Na, sakykime, kas nors tas, štai čia pelkė, o nes čia nuskendęs dvaras. Tai faktas yra tai, kad mes turim pelkę ir reikia paaiškinti jos gilmę. Tai šiuo atveju yra pasakyta, kad Galindų žemė užėmė Sūduvį, ten jų įtakai atsirado, kad, žodžiu, pribaigė tuos Galindus. Vadinasi, yra dabartis, yra Galindos ryšys 13 amžiuje, 14 pradžioj, 13 greičiau, su Sūduviais. Jis fiksuojamas ir jis aiškinamas, tam tikra legenda. Tai mums svarbiausia ta dalis, kuri yra Duisburgiečio atžvilgiu dabartyje. Tai jis aiškina savo padėtį. Vadinasi, Galinda vienaip ar kitaip, kai dėl vienokių ir kitokių priežasčių pateko į Sūduvių įtaką. Ir štai, kai mes turim 1243 metais, turim aprašymą dar neužkariautos Prūsijos padalinimo į vyskupijas. Vyskupijas ir pasakoma, kad kai kurios vyskupijos eina iki lietuvių ribų. Ir viena iš tokių vyskupijų, tai yra ten Kulma, ten ir Pamedės vyskupijos, kažkurios, žodžiu, eina palei Pasilenkos upę, kuri yra ten vakarų Prūsijoje iki lietuvių ribų pasakyta. O kur jį ta upė nuveda? Jį nuveda į Galindų žemės. Tai ten iki tų lietuvių ribų, kaip mes jas šiandien suvoktume, yra dar labai toli. Bet jeigu mes atkreiptume dėmesį, kad aš tai Petras Duisburgietis konstatuoja, kad šitą Galindų žemė yra užimta Sūduvių, o Sūduviai savo ruožtu yra Lietuvos valstybės dalis, tai tada galim suprasti, kodėl lietuvių ribos atsiranda. Taip toli, sakytume. Na ir šiaip Sūduvos likimas, kaip žinia, buvo gana viduramžiais liūdnas. 1283 metais po ilgo pasipriešinimo Sūduva buvo galutinai nukariauta Vokiečių ordino. Dalis Sūduvių pasitraukė į Lietuvą, iš čia visi tie kaimai Dainava, vadinami tas mano mintas, kur Dainava Jėtveis. Iš čia atsiranda daug labai pasitraukė į Lietuvą ir, aišku, sudaro mūsų visų ne Sūduvos gyventojų genofondą. O kita dalis buvo perkelta į Sembos pusiasalį, kur dar 16 amžiuje gyvavo tokia kaimų grupė vadinama Sūduvių kampu.